Sveiki gyvi, su jumis pirmoji šį pavasarį krepšinio savaitė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužaidė dar dviejas pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Vasario 27-ąją mūsiškiai prarado 21 taško pranašumą ir dramatiškai Islandija nusileido 1 tašku. Atsitiesti pavyko jau kitose rungtynėse Klaipėdoje, kuomet varžovai buvo įveikti rezultatu 99-82. Kitas atrankos langas Lietuvos rinktinės lauks Liepos mėnesį, o dabar mūsų laidoje keliamės į Kauno Žalgirio išvyką į Valenciją. Šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigoje susižeidė Ąžuolas Tubelis. Kai po pražangos puolime jis atsitrenkė į teisėją bei susižeidė kairę koją. Vėliau Tubelis į aikštę nebegrįžo. Per 15 minučių Tubelis pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų ir rinko 5 naudingumo balus. Nepaisant to, likus mažiau nei minutei, žalgiriečiai dar lygiai kovojo su aikštės šeimininkais. Vis dėlto paskutinius 4 dvikovos taškus pelnė Valencija, kuri ir laimėjo. Galutinis rungtynių rezultatas 91-87. Žalgiris pralaimėjo 13 kartą Eurolygos sezone. Žalgiriečiai saugojo tarpusavio pranašumą prieš Valenciją, kadangi pirmasis tarpusavio rungtynes lapkritį kauniečiai buvo laimėję 9 taškais. Ateinančią savaitę žalgiriečių laukia rungtynės išvykoje su Atėnų Panathinaikos, o mes paklausykime Tomo Vasiulio komentaro. Pirmas varės sveikinimai Valencijai iškovojus pergalę. Manau, iš mūsų pusės buvo tikrai bloga pradžia, blogas pirma pusė, ypač pirmas kėlinukas, tokie apsimiegoję pradėjom. Daug dalykų nepadarėm to, ką buvom suplanavę, ypač gynyboje ir tas gal kažkiek nulėmė rungtynių baigti, nes antroje pusėje tikrai žaidėm daugiau mažiau ką norėjom ir buvom sugrįžę į rungtynės, bet galės sunku metimą pataikė ir neiškovom pergalės. Laidos pabaigoje keliaujame į Klaipėdos Švyturio areną, kurioje vyko Karalienės taurės turnyras. Jo trofėjų dar kartą apgynė Vilniaus Kibirkšties Toks krepšininkės, kurios įrodė pranašumą prieš Klaipėdos Neptūną Amberton 187. Abu šie klubai finale kovėsi ir praėjusiais metais Šiauliuose. Lietuvos čempionėms tai buvo 5. Karalienės taurės trofėjus. O klaipėdietės sidabru pasipuošė 3 sykį. Mažajame finale stipresnės buvo Šiaulių Vilbers krepšininkės, kurios nepaliko vilčių Klaipėdos LCC tarptautiniam universitetui 96-67. Šiaulietis pirmą kartą laimėjo Karalienės taurės medalius, o snaiperės apdovanojimas atiteko Kamilei Naciskaitei Vanderhorst, kuri finale mėtė paskutinė. Jis sukratė 24 taškus ir pakartojo geriausią rodiklį konkurso istorijoje. Šiandien laidoje jau tiek, iki kito karto.